Atvira komunikacija tai galimybė ir pareiga darbe bendrauti nuoširdžiai, dalykiškai ir pagarbiai. Atvira komunikacija darbe man reiškia, kad pasakyti visą informaciją laiku, paprastai, aiškiai ir turbūt svarbiausias dalykas tai yra įsitikinti, ar kita pusė tave iš tikrųjų teisingai suprato. Tai kuria pasitikėjimo ir saugumo jausmą. Tai stiprina komandas ir visą organizaciją. Tikiu, kad nuoširdumas net ir sudėtingose situacijose yra esmė. O taikant jį kartu su pagarba pašnekovui galima pasiekti atvirumo. Aš sakyčiau, kad iš mano pusės tai yra 2 pagrindiniai patarimai. Tai pirmas patarimas yra nelaikyti pas save informacijos. Ja pasakyti kuo greičiau, nes tada nepasimiršta ir nepasimeta labai svarbios detalės, kurios padeda galbūt kolegom susiplanuoti ir susistyguoti darbus. Kitas patarimas tai yra visgi komunikacija yra dvipusis greitkelis ir tai reiškia, kad tu turi išklausyti kitą pusę ir įsitikinti, ką jinai iš tavęs nori išgirsti, kokios informacijos tavo kolegai reikia. Didžiausias iššūkis būtų, jei tavęs negirdėtų, jei leistų suprasti, kad tavo nuomonė nėra svarbi. Tačiau atveju yra svarbios abi pusės - ir klausytojas, ir kalbėtojas.